Visi, tai labas rytas. Dar kartą šią tokią ypatingą dieną. Ir tiesiog atėjo jausmas, kad būtų gera apsijungti ir padėkoti, išskleisti tą meilės virpesį mūsų išėjusiesiems. Tiesiog, kai peržiūriu savo gyvenimą, buvo momentai, kai tikrai labai išgyvendavau mirtį ir dėkinga gyvenimui, kūrėjui, kuris atvedė ir leidžia patirti kitokį viso to suvokimą ir tuo pasidalinti su tavimi. Ir galbūt vieniem ši informacija atrodys galbūt netinkama ir netaip suvokiama, tačiau asmeniškai man tai palengvina ir leidžia suvokti, koks nuostabus yra tas gyvenimo ciklas. Ir yra visada pradžia ir žinoma yra pabaiga. O ta pabaiga gali būti tikrai nuostabi ir sąmoninga, jeigu mes tai pasirenkame. Viskas visada yra ir priklauso nuo mūsų. Jeigu aš sąmoningai priimu tą išėjimo momentą teigiamume su kiek įmanoma geresniais ir šviesesniais jausmais, tai asmeniškai man, kaip sąmonei, kaip sielai, leidžia toliau evoliucionuoti ir keliauti, patirti kitas patirtis. Nes jeigu tame yra labai daug skausmo ir pykčio, tada galime ir po savo išėjimo patirti visai kitokią realybę ir tai dažniausiai yra mūsų pačių susikurtas minčių, jausmų laukas, kuriame ir pasiklystame. Ir toks jausmas, kad jeigu tik kiekvienam mums pavyktų tą skausmingą akimirką kaip įmanoma ramiau priimti ir leisti tai meilės tėkmei iš mūsų širdžių apkabinti kiekvieną išėjusįjį ir tarsi jam kaip tokią paramos ranką, paramos tiltą nutiesti į jo tolimesnę kelionę. Tai to kiekvienam labai ir linkiu ir tikiu, kad kiekvienas atrasite savo patirtyse šį naująjį, galbūt dar kolektyviniai sąmoniai ne visai priimtiną dalyką, tačiau aš tikiu, kad kiekviena diena taip priimančių išėjimą ir mirtį bus vis daugiau ir išėjusieji galės patirti ir evoliucionuoti daug greičiau ir nebesugrįžti sunkias patirtis, o keliauti į nuostabias, ypatingas patirtis, kurių kiekvienas mes ir atėjome patirti. Ir dabar norėčiau irgi pakviesti susitelkti tiesiog iš kiekvieno širdies, išskleisti tarsi žiedą, kuriame telpa visas dėkingumas, visa tyra meilė, absoliuti meilė, geriausi prisiminimai apie tą žmogų. Kaip nuostabu buvo su juo keliauti gyvenimo kelyje, padėkoti už visas patirtis, tiek skaudžias, tiek ir nuostabias,
Bet jos buvo patirtis, jos buvo reikalingas kiekvienam mūsų augimui. Ir tikrai ne kartą esate pastebėję, kad kai praeina tas skausmingas laikotarpis, supranti, kodėl viena ar kita patirtis buvo reikalinga ir kodėl jie atkeliavo šiame gyvenime. Apkabinkime kiekvieną išėjusiąją sielą savo tyra meilės tėkme, su dėkingumu, jausmas, kad tiesiog pabūti tame, ir tiesiog man ateina jausmas padainuoti meilės tėkmės dainą, kurią aš dalinuosi ir su kuria keliaujame kartu Pažink save meilės tėkmėje jau 4. savaitę. Kažkaip negalvojau, kad jinai čia atkeliaus, bet matyt, yra reikalinga. Ir tai yra Ho'oponopono eilutės 4, kurios tebūnie dar labiau sustiprina mūsų jausmą, mūsų norą, mūsų dėkingumą kiekvienam mūsų giminės žmogui ar pažįstamam, su kuriuo turėjom dovaną susitikti ir keliauti šioje gyvenimo kelionėje. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū tau. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū tau. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū tau. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū tau. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū tau. Aš tave myliu, aš atsiprašau, prašau atleisk man, ačiū tau. Ir dėkoju kiekvienam, kuris išgirsite šią žinutę, skirtą susijungti su dėkingumu išėjusiesiems, paliudyti juos. Nes jų vienintelis noras, kad mes paliudytume jų gyvenimą, jų nuostabų gyvenimą tokį, kokį jie patys pasirinko. Mes prisijimdami ir bandydami juos savo pergyvenimu
savo raudomis grąžinti, čia tiesiog naudojame savo ego. Ir tai nepadeda nei mums, nes mes nukrentame į žemas vibracijas ir tikrai nepadeda mūsų išėjusiesiems. Kiekvieną kartą, kad ir kaip bebūtų sunku, kviečiu prisiminti, kad liūdėdamas, be galo stipriai reaguodamas į išėjimą, aš tuo pačiu kenkiu tam žmogui, tai išėjusiai sielai. O juk tai nėra mano noras. Aš noriu, kad tai išėjusi siela gyventų ir skleistusi kitose lygmenyse. Todėl sukaupiu visą savo meilę ir tą stiprybę, kuri tikrai yra kiekviename mumyse, ir padauginu, išskleidžiu, pasiunčiu, paliudiju. Tiesiog dėkoju už tą gyvenimą, kurį nuėjo tas žmogus. Ir jeigu tu manai, ar šiuo metu tau kyla abejonės dėl to, ką ištransliavau, žinok, jeigu tu tai klausai, tavo sąmonė jau gali ir yra pasiruošusi tai priimti. Nes jeigu ši informacija dar nebūtų tavo sąmonėje suvokiama, galbūt žmogiškojų lygmenių tai dar ir ne visada yra priimtina, tu tiesiog jos neišgirstum ir šita žinutė tavęs nepasiektų. Tai ačiū tau, brangus žmogau, kuris sąmoningai renkiesi liūdėti, dėkoti ir siųsti meilės virpesius visiems savo giminės išėjusiems žmonėms, visiems savo pažįstamiems ir draugams ir visai aplinkai. Ačiū tau, dėkoju, linkiu palaimintos dienos ir tebūnie skleidžiasi tie tyro virpesio meilės žiedai kiekvieno mūsų širdyse ir nutęsia tiltus į išėjusiųjų širdis. Ačiū, kad esi. Palaimintos dienos.